Na tai sveiki gyvi. Kiek kitą aplinką pakeičiau, iš tikrųjų tai važinėjau, surinkinėjau detalės, surinkinėjau, ko trūksta motociklui. Iš karto norėčiau padėkoti visiems, kas rašėte, kur galėčiau įsigyti O-ringus, kur galėčiau įsigyti kitas detalės. Tai kas liečia O-ringus, pračekinau Hansa Flexą. Kaip ir turi dydžius, šiaip tikrai nemažas pasirinkimas pas juos, kaip ir turi dydžius, bet jų O-ringai yra iki 80 laipsnių. Motociklę turim kiek karštesnę temperatūrą ir, tai paklausiu, kas bus, sakau, jeigu sudėsiu, tai sukietės ir leis. Tai lygiai tą patį vaizdą dabar turiu su savo O-ringais, šiaip iš tikrųjų galiu net, gal aš jums juos ir parodyti. Ir nenustepčiau, kad čia kažkas tokio ir buvo naudota, tai jeigu matot, prie šiukšlinu tik mašiną. Tai žodžiu. Tai dar paieškau, paguglinau, nieko kito nepridarysiu. Nuvažiavau į detalių parduotuvę. Šiaip detalės Kaune iš tikrųjų visą laiką perku Moto Parts Store. Tikrai visą laiką viską randa, jie man visą laiką nulaidytės kažkokias pritaiko. Man to tiesiog reguliariems klientams, manau, kad reguliariems klientams visą laiką pritaiko tas kažkokias nuolaidas, tai tikrai galiu juos rekomenduoti, tai vėlgi ne reklama kažkas tokio, tiesiog man pas juos patinka pirkti. Tai jeigu kažkas iš jų žiūri, tai ačiū labai už jūsų profesionalumą, tikrai gerai tvarkote su tuo reikalu. Ir tiek. Tai užsakiau tas gamyklinės gumeles, keliaus minimum 7 dienas, sezonas už 13 dienų Kaune atidarimas. Ne sezonas atidarimas. Tai ar spėsiu, jau nemanau. Bet atidarime tikrai sudalyvausiu. Gal išeis pasiskolinti motociklą, kadangi vienas kolega susilaužė, nežinau, šitą kaulą, kur tarp pečio ir kaklo. Tai tiek, tai gal pasiskolinsiu šio motociklą, jeigu ne, tiesiog sudalyvausiu, pafilmuosiu, paleisiu droną, bet kokiu atveju jums pasistengsiu perduoti tą atidarimo nuotaiką. Ir tiek, tada dar gavau iš pašto žinutę, kad mano atkeliavo rankenėlės, sankabos ir priekinio stabdžio, tai keisime jas. Gavau tiesiog gripus rankenėlės. Tai šiaip irgi, kas liečia gripus rankenėlės, nežinau, norit eiskit, norit ne. Pirkau iš AliExpresso, iš kiniečių. Ir blemba, aš juos gavau tokias pačias kaip pas mane, originalios. Nežinau, originalios tikriausiai ne, nes ten jau su tuo kruizo reikaliuku 120-140 eurų. Užsisakiau lygiai tokias pačias, tik tai ne su kruizu, o su atrama delno pagalvėlį. Užsisakiau lygiai tokias pačias už 24 eurus. Tai ir gavau, tarsi, sulyginau, blemba, neapsimoka. Tikrai neapsimoka mokėti 6 kartus daugiau už tą patį reikalą. Vėlgi, nežinau, kaip ilgai tarnaus. Sakau, aliko dalykai, tai bus matyt. Tai tiek, tai su O-ringais kaip ir viskas aišku, lauksim, rankenėlės gavau, gripus gavau, stabdžių dar kaladėlės nupirkau, visas pakeisim, pažiūrėsim dar kaip vaikšto patys stumokliai, tai irgi bus aišku, ar reikia keisti ar ne, ir kaip ir tiek. Dar vienas niuansas – dažymas. Buvau užsukęs pas savo kolegą, kuris dažo. Sakė praeitą savaitę, kad nugruntuos, šią savaitę turėtų dažyti, tai šią savaitę turėtų nugruntuoti, kitą savaitę turėtų dažyti, ar bus, gal bus, nežinau. Bet kaip ir minėjau, atidarime sudalyvausiu ir tikrai kažkiek to atidarimo pabandysiu pertikti jum. Ir viskas, tokios tokelės. Jau nebesinervuoju, kad nespėsiu, nes greičiausiai, kad nespėsiu, viskas yra ok. Svarbiausia, kad tas motas būtų padarytas taip, kaip aš noriu. Ir kad, vėlgi, tikrai labai stengiuosi kokybiškai jį surinkti, kokybiškai viską padaryti, kad
tikrai neiškiltų kažkokių problemų ateityje. Tai yra svarbiausia, o su atidarimais ir sakyti, nepriskubės. Ten kažkas su medum neišlaižys ar kažkas tokio. Tai žodžiu, tokios takelės ir viskas. Tai važiuoju paimti rankinėlės iš pašto ir tikriausiai, kad po to susimatysim jau pačiam garaže. Tai kol kas tiek, keliaujam į garažą. Gerai, sakiau, susitiksim garaže, bet visai gerai man čia sekasi. Tai kol važiuoju iki pašto atsimti rankenėlių, stabdžių ir sankabos, gavau skambutį iš chromuotojo, kad jau nuchromavo. Ir čia žiauriai man pasisekė. Nice, ne? Žiauriai gerai nuchromavo. Nežinau, nuchromavo, metalizavo tikriausiai vairo laikiklį. Tai pasiėmė tą vairo laikiklį, tada buvau dar lempos nuvežęs priekinę apdailą, tai padarė, bet iš tikrųjų galiu parodyti. Padarė, bet kaip jisai man iš karto pasakė, kad greičiausiai nepadarys, neužpildys to viso įbrėžimo, tai tiesiog biškai pachromavo. Ganėtinai geros kainos ir aplamai pagalvojau, kad sakysiu viską, kur ką dariau, nežinau, ar čia reklama, ar antireklama, viską sakysiu, tam, kad jeigu kažkuriam iš jūsų prireiktų, žinotumėt, kur ieškot. Ir vėlgi, man asmeniškai labai trūko tas informacijos, kur varžtų tų pačių ieškot, kur to, kur ano, kur trečio, kur ketvirto. Tai pagalvoju, kad su jumis pasidalinsiu tam, kad galbūt iš jūsų kažkas ateityje irgi planuos kažką panašaus daryti ir kad nereikėtų, kaip sakant, pistis, knistis, ieškoti, viską susakau. Tai chromavimus užsiėmė berods Marius vardas, vadinasi chromavimas ir sidabravimas Kaune. Internete tikrai jį rasite, tai jisai daro viską Panemunėj, bet dabar, kiek supratau, kraustosi į Savanorių prospektą. Tai tikrai puikiai padarė, kainos geros ir be to, man atrodo, daro mašinų reflektorius irgi, nes visas spinto reflektorius sudėto, tai tikriausiai arba tvarko, arba kažką kito daro su jais. Tai irgi, jeigu kažkam reikia, galit kreiptis. Na ir dar vienas dalykas, tai užsukau į varžtų, apsipirkau visą paką. Tai kadangi nemažai varžtų buvo parūdiję, tai biškai dar čia pašviesinsiu. Nemažai varžtų buvo parūdiję, tai galvoju, supirksiu iškart naujus. Vėlgi varžtų pasirodo irgi rasti nėra lengva. Tai ką radau, paėmiau nerudinti plieną, ko neradau nerudinčio plieną, paėmiau cinkuotą, chromuotą, nežinau, visokių tokių reikalų. Vienu varžtu aplamai radau tik tai juodus, tai reikės tikriausiai, kad papildomą juos chromuot arba cinkuot. Bet vėlgi srėgą negalima cinkuot, chromuot, tai nežinau, dar pagalvosiu. Gal tiesiog originalius nušviesti išeis ir įdėti. Tai tiek. Tai visai sekasi, plus dar pašte su mano rankinėlėm atkeliavo veidrodėlį, užsisakiau lygiai tokius pačius, kokie buvo. Vėlgi, alikas, bet lygiai tokie patys veidrodėliai, kokie dabar pas mane yra. Transportavimo metu tikriausiai kažkas į jos pataikė, viena kojelė nulūžo ir originalus tokie patys, ne originalus, bet tokie patys, kainuoja irgi ten apie $100. Nusipirkau už 25, man atrodo, $. Tai palieku spręsti jum. Gal kinietiškas šūdas, bet su visais žymėjimais, su viskuo ir manau, kad puikiai atliks tą pačią funkciją. Fotochrominiai, man atrodo, iš karto, tai tarsi viens prie vieno tas, kas buvo uždėta, kai atvažiavo, viens prie vieno tą patį radau. Ir kaip ir tiek lygtais viską jau kaip ir pasakiau, viską parodžiau. Ir dabar jau tikrai susitiksim garaže. Varžtai. Varžtus stoja, pasakysim, iš kur pirkau. Labai keistas pavadinimas, bet Aleksote jūs galima rasti. Tikrai turi labai daug visokių skirtingų varžtų. Anjese. Prisegu čia kažkur pavadinimą. Čia va tikriausiai. Anjese. Tai jo, tikrai turėjo daug varžtų, beveik visus rado, kurių reikėjo, ką galima pakeisti, pakeiti kitus.
Ir už tikrai nemažai nerūdienčių, plieno varžtų ir kitokių sumokėjau tik tais gal 18 eurų. Kas, aš kaip suvirintojas esu pirkęs tikrai brangiau ir mažiau kokybiškus. Tai va, tai tokios tokelės, aš važiuoju jau į garažą, susitiksime tenai ir kol kas. Nu tai ką, pagaliau vėl garaže, bandysime, vėlgi sulaukiu Luko, bandysime dėti šakes, esu ganėtinai patenkintas kaip gavos, to jau parodysiu iš arti, parodysiu taip pat iš arti, ką gero nusipirkau, ką gero jau gavau. Tai dėsim šakes, įjungsim elektrą, gal dar papoliruosiu vieną kitą dalykėlį, kol Lukas atvažiuos. Ir kol kas tiek. Na tai va, tai kaip ir minėjau, rankenėlės, antrai pakuota, visai neblogos kokybės, varžtukai. Truputėlį elektros dar reikalų, na šiaip esu nupirkęs visą, ten biški pietukai, nekreipkite dėmesio, visą kalną dalykėlių, bet čia atskira padėka Raimaxui. Nežinau tavo vardą, bet bent jau nieko galiu padėkot. Nuvažiavau Lemoną, radau šitus šarvus, tai tikrai jų norėjau, tikrai juos panaudosiu. Stabdžių kolodėlės, prieki pas mane 2 suportai, gale vienas, iš chromavimo ir sidabravimo Kaunas detalė. Nu tai, ir kita detalė su to pabrausdinimu. Čia pasiėmiau tam, kad tiksliai užpilti į šakės tepalo. Nu ir dabar įdomioji dalis, tai mūsų veidrodėliai. Čia buvo palūžę eksploatavimo metu. Šitie veidrodėliai, jie kainuoja tikrai nemažus pinigus. Šitie veidrodėliai, jie net svorio tokio pačio. Tokia pat svorio, čia jie irgi atsisuka, viskas ok. Labai identiška detalė, irgi fotochrominiai, kaip ir tie, 6 kartus pigiau. Tai va, tokias tokelės, eisim kišti elektrą, eisim tą, kol Lukas atvažiuos, aš greitai papietausiu, eisiu, reikia nuvalyti šitą dangtį, gal atsisuksiu varžtus žvaklaidžių, irgi nusipoliruosiu tas dangtelius visus. Tai priekiniai posūkiai pas mus keisis, tai irgi šios jau čia išsuksiu, šitus išimsiu lauk, išmėsiu, reikia kažkaip nusipoliruoti visą šitą reikalą. Tai irgi matau, kad čia reikės truputėlį pasiknis, bet visai pusė velnio. Tai kol kas tiek. Šiaip nutaikytės visai nieko, nes jau pradėjau gauti detalės, jau pradėjo kažkas vykti. Žinoma, ant sezono, kaip ir minėjau, tikriausiai nespėsiu, bet viskas ok, nėra ko pasiduoti. Ir tuo labiau dar kai šakes pamačiau, nu tikrai neblogai. Nesu geras dažytas, bet visai gerai gavos. Tai tokios sakelės, vėl viską gražiai sudedu, padedu komputį, kad kažko nesubražyt, kažko nenumest, einu papietaut ir kepsime darbus. Ok, tai pasuko Lukas, šiandien atvažiuos. Tai galvoju, truputėlį papoliruosiu šakių laikiklius, kadangi jam tik atvažiavus bandysim surinkinėti šakes, tai visai neblogai gaunas. Gal ne čia žodžiu. Visai neblogai gaunas. Tai gal paimsim taip iš arti. Tai žodžiu, truputėlį irgi buvo korozijos, tai dėjau 400 škurkę, 600 škurkę ir tada papoliravau. Na lygiai tas pats čia, tai čia kadangi įsidėjo šakių, truputėlį dar įsikiš, tai neįspreiti, tai čia atsišveičiau ir čia yra prieš šveitimą. Vėlgi čia gal anoduotasis ar kažkas tokio ir reikia nušveisti visą plevelę tam, kad galima būtų nupoliruoti. Tai va taip ir smaginos. Baigiu iš tikrųjų tos laikiklius. Ir tikriausiai šiandien bus tiek. Jo, tai jau šiandien bus tiek. Grįšim tada rytoj. Šiandien dar nekeliu tą, ką nufilmavau.
grįšim rytoj su rimtesniais darbais, su šakėm ir elektronika. Dar kadangi vairo neturim, bet jau visai norėtųsi susidėti sankabos ir priekinio stabdžio rankenėlės. Tai gal paimsim, turim nuo kalvos likusi tokį pagadintą vairą, tai gal sudėsim rankenėlės ant to vairo. Viską susiaurinsim, pasižiūrėsim, ar viskas veikia, ar nereikės keisti kokią, nežinau, sankabos cilindriuką ar kokį kitą velnį. Ir tiek. Tai va, tai kol kas tiek. Damas važiuoja namo ir mes susitiksim už kelių sekundžių. Tai nauja diena, nauji darbai. Lukas perinkinė šakės. Eisim to įdėti jas į priekį. Ta damuša, šitą dalyko. Ir keliausim rinkti priekį. Gerai, tai viena šakė jau beveik baigta. Dar truputėlį pasiorina, užsuksim viršų. Antrą šakę Lukas irgi jau baigė surinkti. Gali papasakot, kaip yra renkamos šakės? Kad tavo niekas pinigų neuždirbta. Supratau. Taip. Kitas reikalas tai oras Kaune. Tai gėda paukščiai. Visi metų vaikai. Prieš 10 minučių snigo. Dabar lyja, o kai aš atvažiavau, buvo saulė. Tai pastarosios dienos Kaune tikrai ypatingos. Šeštadienį turėjom, atrodo, maratonas buvo. Žmonės bėgo pusę maratono per tikrai ganėtinai šiltų orų. Saulė, visą kito likusią dalį per sniegą. Ne ir viskas. Tai aš važiuoju pirkti Lukui kolos, nes maniau knisa pratė. Važiuoju aš kolos pirkti. Ok, tai Lukas tik ką išvarė. Šiaip visai produktyviai. Susirinkom šakės. Susidėjom viską, pradėjom krapštyti elektroniką. Su elektronika vėlgi pats speedometras, jisai turi tikrai ganėtinai nemažai funkcijų, bet buvo pajungta tik tai greitis, tokie visiškai banalūs dalykai, o jisai gali rodyti ir teplus slėgius, ir kitus dalykus, ką šitas motociklas turi, tos sensorius, tai tikrai ketinu juos visus išnaudoti. Nuspoliravau rankenėlių, mygtukų, tiksliau tos zonos. Tai irgi nežinau, kaip matos. Pusė velnio gal gavosi. Aišku, yra vietų, kur tikrai neprieinu. Na, bet žiūrėsim. Gal kažkada ateityje surasiu pirkti originales ir pasidarysim gerai viską. Ir tiek jaučiu. Tai kelsiu šitų 2 dienų video, kad per daug neatsiliktumėt. Pasidedu kamerą iš tikrųjų ir pašnekėsim daugiau. Gerai, tai kaip ir minėjau, kelsiu šitų paskutinių savo 2 dienų video, kad nebūtų to laiko atsilikimo per didelio. Kas blogai su laiku ir kur aš pats atsilikau ir apsišau, tai atidarymas šį ateinantį savaitgalį. Dabar mes turim antradienį, video tikriausiai šį trečiadienį. Nespėsiu, bet kokiu atveju, bet viskas ok. Susitaikiau su tą vakar, susitaikiau su tą užvakar ir, yra kaip yra. Kitas svarbus dalykas, tai noriu visiems jums padėkoti už tai, kad komentuojat tikrai labai į temą, padedat man su tais pačiais oringais, tikrai labai daug gavau pasiūlymų. Žiauriai ačiū jums. Tikrai labai fainai, kai gauni iš žiūrėtojo tą atgalinį ryšį ir kai jūs taip pat bendraujat su manimi. Tai tikrai drąsiai rašykit komentarus, aš stengiuosi juos visus atsakyti, visus jūsų komentarus palaikinti ir turėti tą diskusiją su jumis. Tai tikrai labai ačiū jums, kad rašot. Kitas dalykas, paprašysiu mane pasubscribinti, nes tikrai didžioji dalis to dar nesat padarę. O tas subscribas, jisai duoda tos savos motivacijos, vėlgi tie augantys skaičiai. Man tai padeda, vėlgi, tos finansinės naudos kažkokios tikrai dar nėra, tikrai dar greitų metų nebus,
bet man tai tikrai labai motyvaciškai veikia, motyvuoja mane daryti, kurti toliau, bendrauti toliau su jumis ir lygiai tos pačios kelionės ir visą tai, ką matysite ateityje, tik dėl to, kad tie kažkokie skaičiai yra, kad jie auga, kad jūs rašote, kad jūs motyvuojate ir jeigu būtų tas vienas viewsas 3 savaitės, tikriausiai nekurčiau. Tai tiesiog, taip yra, taip tikriausiai veikia pa žmogų, kad tu matai rezultatą ir darai toliau. Ir tiek, tai like, subscribe, komentuokit, tikrai komentuokit drąsiai, visi su visais pabendrausim. Tikiuosi pasidalinau visko, kur ką pirkau. Jeigu kažkoks klausimas yra, irgi klauskit dėl tų pačių poliravimo gal medžiagų, šveitimo. Nežinau, tokių jau basic visų dalykų, tai tikrai nesakau, ką galima senukuose nusipirkti. Ir tiek. Tai vėl ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Čiau visi.